Labadiena, mano draugai, bičiuliai, bendražygiai, labadiena paskyros Mozerio žinios prenumeratoriai. Šiandien yra 26 metų Liepos 13 diena, pirmadienis ir trumpa informacinė laida apie išmaniuosius elektros energijos skaitiklius. Labiausiai jinai yra skirta tiems iš jūsų, kurie man yra suteikę įgaliojimus jūs atstovauti išmaniųjų skaitiklių dėgymo klausimais. Bet pirmiausia, noriu padėkoti visiems, kurie prenumeruojate paskyras Mozerio žinios esančias Patreon platformoje ir YouTube platformoje. Ne tik jas prenumeruojate, bet ir komentuojate mano įrašus, o labiausiai dėkoju tiems, kurie ir toliau išlaikote mokamą šitų paskyrų prenumeratą, nepaisant to, kad aš esu minėjęs, jog nuo šiol, tiksliau reikėtų sakyti, jau kuris laikas, galbūt maždaug mėnuo laiko, aš absoliučiai visą informaciją, tame tarpe ir dokumentų pavyzdžiais, kuriuos galite rasti Patreon platformoje esančioje paskyroje Mozerio žinios, su visais dalinuosi visiškai neatlygintinai, taigi jums nėra būtina turėti mokamą prenumeratą, kad galėtumėte mane matyti, klausytis ir naudotis mano patarimais bei parengtų dokumentų pavyzdžiais ir nepaisant to, kaip minėjau, jūs vis tiek esate vis dar mokamos prenumeratos prenumeratoriais. Tokiu būdu prisidedate prie mano veiklos, prie darbų tęstinumo, aš tai labai vertinu ir tikrai esu kiekvienam iš jūsų nuoširdžiai dėkingas. Na, o šiandienos laidoje, tai pirmiausia noriu pasakyti, kad praėjusią savaitę, dar kartą priminti, praėjusią savaitę, Liepos 8-9 dienomis pateikiau energijos skirstymo operatoriui dar vieną pretenziją, man įgaliojimų suteikusių elektros energijos vartotojų vardu pateikiau dar vieną pretenziją ir inicijavome dar vieną ginčo nagrinėjimo procedūrą, ginčo, kuris kyla iš vartojimo teisinių santykių nagrinėjimo procedūrą. Ir artimiausių laikų šią savaitę jūs išgirsite dar daugiau naujienų apie tai, apie mūsų tuos teisinius žingsnius, kuriuos mes atliekame, ką mes toliau darysime ir ką darome. Ir taip pat noriu pasakyti štai kokį dalyką. Dabar tie iš jūsų, kurie man yra suteikę įgaliojimus jūs atstovauti, aš noriu jums pasiūlyti, bet tai nėra privalomas dalykas, tai yra tik tai pasiūlymas jums, pasiūlyti pakeisti kontaktinius duomenis, kuriuos jūs apie save esate nurodę įmoniai ESO. Tai yra prisijungti prie ESO savitarnos svetainės, susirasti funkciją informavimo nustatymai ir ten esantį jūsų telefono numerį pakeisti į mano telefono numerį. Mano telefono numeris, kurį aš jums suteikiu teisę leidimą naudoti ir įrašyti ESO savitarnos svetainėje esančioje jūsų paskyroje, yra toks: +370 622 37 007. Kodėl aš jums siūlau tą daryti? Todėl, kad šiuo metu, kai yra nurodyti jūsų kontaktiniai duomenys, būtent ir telefonų numeris, ESO inžinieriai, jeigu jie jau ruošiasi atvykti pas jūs, skambina jums. SMS žinutės rašo jums. Vadinasi, jums reikia su ESO darbuotojais ir inžinieriais tame tarpe kontaktuoti, bendrauti, su jais aiškintis, bet jūs esate suteikę įgaliojimą man jūs atstovauti. Todėl perkelkite visus tuos rūpesčius ant mano pečių, aš tam neprieštarauju, su tuo sutinku ir reikalui esant jau aš pakalbėsiu su ESO ir pasakysiu tai, ką reikia pasakyti. Ir atskirais atvejais, jeigu aš skambinu jūsų vardu, nes jūs daugelio dalykų nežinote, ką aš iš tikrųjų darau, man būtų nelogiška, kaip čia, neprotinga dabar absoliučiai kiekvieną žingsnį komentuoti ir pasakoti, ką aš ten jūsų vardu paskambinęs pasakiau ir taip toliau. Tai yra atliekama daug tokio nematomo darbo. Tai kitą kartą aš, jeigu skambinu į ESO klientų aptarnavimo centrą, prisistatau, kad skambinu jūsų vardu, jie toj pradeda tikrinti duomenis, sutampa, jie nesutampa.
Tai tikrai irgi bus paprasčiau, jeigu ESO darbuotojas klientų aptarnavimo centre matys, kad jūs esate būtent mano telefono numerį nurodę kaip kontaktinį telefono numerį. Taigi siūlau šią galimybę pasinaudoti. Jeigu kam kyla problemų dėl informavimo nustatymo pakeitimų, kreipkitės į mane atskirai, mes susiskambinsim, susirašysim ir tada jau su mano pagalba padarysime tuos pakeitimus. Jeigu galite tą pakeitimą padaryti savarankiškai, aš esu labai dėkingas, kadangi mes taip sutaupysime šiek tiek laiko, jį galėsime skirti kitiems darbams, o tų darbų yra tikrai pakankamai. Yra ką veikti, kaip sakoma. Na ir pabaigai pasidalinsiu vienu gandu, bet šitą gandą ne aš pats sukūriau, čia kaip sakoma, už kiek pirkau, už tiek ir parduodu. Šitą informaciją su manimi pasidalino vienas iš mūsų bendražygių, ar tiksliau viena iš mūsų bendražygių, kuri bendravo su ESO inžinieriumi, kuris atvyko į namus su tikslu keisti esamą skaitiklį į išmanųjį skaitiklį. Ir to pokalbio metu ESO inžinierius prasitarė, kad įmonė ESO yra užsipirkusi, taip galbūt nelietuviškai pasakiau, atsiprašau, užsipirkusi standartinių skaitiklių. Standartinių įprastų skaitiklių ir tie standartiniai įprasti skaitikliai bus keičiami, statomi, įrengiami tiems vartotojams vietoje esamų skaitiklių, tiems vartotojams, kurie suvartoja, na taip man pasakė, buvo taip išsireikšta, kurie suvartoja nedidelį kiekį elektros energijos. Aš tikiu tuo, ką man perdavė, kaip man atpasakojo tą pokalbį, kaip minėjau, viena iš mūsų bendražygių. Ir jeigu tai yra tiesa, jeigu iš tiesų tai, ką sakė ESO inžinierius, kad ESO nusipirko, įsigijo standartinių įprastų elektros skaitiklių, kuriuos ketina keisti ir įrengti vietoje esamų skaitiklių tiems vartotojams, kurie sunaudoja nedidelį kiekį elektros energijos, tai gali būti, jog ESO nusprendė, nors tai skamba fantastiškai, aišku, jie patys nusprendė vykdyti bent jau tai, ką jie yra įsirašę į investicinį projektą, apie kurį aš esu jums jau ne kartą pasakojęs ir esu pasakojęs būtent apie štai kokį dalyką. Tas investicinis projektas, vadovaujantis kuriuo visiems vartotojams yra diegiamos išmaniosios apskaitos sistemos, buvo palaimintas valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje. Ir tuo investiciniu projektu tiek taryba, tiek ESO mums mojuoja prieš nosį, sakydama, kad štai yra suderintas investicinis projektas, vartotojas neturi teisės atsisakyti išmaniosios apskaitos sistemos. Bet mes kartu su jumis išknisome, apart visų kitų dalykų, dar ir tokį dalyką, kad tame investicinėme projekte yra nurodyta, jog to investicinio projekto tikslas yra įrengti išmaniąją apskaitos sistemą absoliučiai visiems komerciniams vartotojams, tai yra įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir buitiniams vartotojams, kurie per metus sunaudoja daugiau nei 1000 kWh elektros energijos. Vadinasi, ir mes klausimus teikiame tiek energijos skirstymo operatoriui, tiek valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai. Klausimą teikiame, tai kaipgi čia yra? Investicinėme projekte aiškiai juodo ant balto parašyta. To investicinio projekto tikslas yra įrengti išmaniąją apskaitos sistemą ne visiems buitiniams vartotojams. Tikslas. O tik tai tiems, kurie suvartoja per metus daugiau nei 1000 kWh elektros energijos. Tai paprastai kalbant, mes sakėme, jūs mažų mažiausiai atsikabinkite, atstokite bent nuo tų vartotojų, kurie suvartoja iki 1000 kWh elektros energijos per metus.
Ir grįžtu prie to gando, kuriuo su manimi pasidalino viena iš mūsų bendražygių. Taigi, jeigu yra tiesa, kad ESO įsigijo standartinių įprastų skaitiklių, kuriuos ketina montuoti vartotojams, kurie sunaudoja nedidelį kiekį elektros energijos, gali būti, kad mes jau šiandieną pasiekėme mažytę pergalę be teismų įsikišimų būtent tai vartotojų grupiai, kuri suvartoja iki 1000 kWh elektros energijos. Tai jokių būdų nereiškia, kad mes jau viskas sustojam ir nebereikalaujam, nebekeliam klausimų ir atsisakom savo pretenzijų. Kiek tai yra susijęs su visais kitais vartotojais, jokių būdų ne, bet mažytė pergalė galbūt jau yra pasiekta. Aš toliau šitą klausimą aiškinsiuosi ir jeigu turėsiu daugiau tikslesnės, konkretesnės, aiškesnės informacijos, būtinai, aišku, jūs informuosiu. Ačiū tiems, kurie klausėsi, dėkoju tiems, kurie mane išgirdo, ačiū esantiems kartu, iki kitų greitų susitikimų.